Labas visiems. Labas visiems ir linkėjimai iš Lietuvos, žaliuojančios. Toks metų laikas, kai viskas žalia, žydi, kvepia ir eteriniai aliejai ir visi aromatai sklinda iš aplinkos. Tai yra didelis džiaugsmas kiekvienam, turbūt, kuris supranta, kaip tai yra svarbu savo pačių sveikatai, geroviai, nuotaikai ir visam kitam. Šiandieną bus tema, beje, aš vardu Erika. Ir 12 metus, rugsėjo mėnesį bus 12 metų, kai aš gyvenu ir su eteriniais aliejais, su holistinė aromaterapija ir gilinuosi įvairiausias temas, kas yra susiję su žmogaus holistiniu gyvenimo būdu. O holistinis gyvenimo būdas tai nėra tik tai išorė, ką mes turime, ar ne? Ir manau, kad tas, kas klauso, tai tikrai tą suprantate. Galų gale, tai šiandien irgi truputį pakalbėsiu apie tai. Bet šiandienos tema yra turbūt susijusi su tuo, kad turiu vieną tokį svarbų pranešimą jums, moterys, gal ir vyrai, bet pagrindė turbūt moteris, nes moterim labiausiai turbūt rūpi jų grožis, nors gamtoje yra priešingai, gamtoje patinai rūpinasi savo grožiu ar ne plunksnomis, o moteris kitais dalykais užsiima. Tai dalinuosi tada iš karto skaidrėmis. Galvojau, skaidrių nedarysiu, bet supratau, kad, tie matyti įspūdžiai iš kelionių, tos patirtys, jos reikalingos vizualiai pamatyti. Aš daug keliavau ir daug keliauju ir keliausiu su paskaitomis Europoje ir keliauju po ūkius, augimvietės, ten, kur auginami aromatiniai augalai, distiliuojami eteriniai aliejai. Ir dalyvauju konferencijose, konvencijose, kiekvienais metais daugybė vyksta visame pasaulyje ir aš keliauju. Anksčiau keliaudavau tik į tam tikras vietas, gal bus proga pasakysiu, o dabar keliauju iš tikrųjų ten, kur man yra įdomu ir kur matau, kad galiu gauti savo žinių, kurias galiu perduoti tada kitiems. Tai šiandieną ir perduosiu šiek tiek žinių jums apie holistinį grožį. Štai, mes darėmės tokias nuotraukas, štai Kroatijoje prie Adrijos jūros, nepaprastai gražu iš tikrųjų, labai gražus vanduo ir geras laikas. Ką mes ten darėm, bet ir pasidalinsiu truputėlį, kad suprasti, tai mano žinios yra ne tik teorinės, mano žinios yra praktinės, nes 12 metų, kaip sakiau, esu šitam kely edukacijos, dėl to norint edukuoti kitus, reikia pačiai truputėlį nusimanyti, ar ne? Turėti žinių ir plus turėti patirties. Tai aš vadinu save praktikė. Na štai. Čia toks trumpas įvadas, turbūt parodau Beauty School už tai, kad 17 metais, kai nuvažiavau pirmą kartą į grožio mokyklą, tai buvo Vienoje, gavau kvietimą, man paliko be galo didelį įspūdį, mes 3 dienas sėdėjom, mokėmės, workshopai buvo iš Japonijos, buvo atvažiavus moteris aromaliftingo, veido savimasažo mokino ir daug kitų dalykų, kuriuo aš dabar irgi mokinu, bet esmė ta, kad iš tikrųjų yra... Šita mokykla man paliko kodėl įspūdį. Aš anksčiau dalyvaudavau kažkur, kažkiek, bet visą tai, truputėlį kitoj kokybei buvo, vadinsiu. Ir kai aš grįžau po šitos grožio mokyklos, nors jau naudojau, 2 metus jau naudojau, eterinius aliejus, tik tada sužinojau, kokių yra fantastiškų produktų ir ką reiškia vis dėlto mūsų oda, ką reiškia mūsų galvos oda, ar ne, apskritai oda ir tai, ką mes sutepame, ne tik, ką mes valgome, bet tai, ką mes sutepame, tai viskas atsispindi ir ant mūsų odos, ir ant mūsų švytinčių arba nešvytinčių akių, ant mūsų savijautos, ant mūsų bendravimo kokybės vienas su kitu ir su sociumu. Ir tai man padarė tokią įtaką, kad aš grįžau namo ir, surinkau visus šampūnus, visus kvepalus, tai jau senai buvau, išnešus prie šiukšlių konteinerių, palikau, sakiau, gal kas nors pasiims. Nes dovanotai negalėjau tiesiog
sau leisti tokios nesąmonės dovanot kvepalus kitam, kai tai yra grina chemija ir pavojingi, kaip sakyt, ingredientai, antri pagal pavojingumą po išmetamųjų dujų mašinos. Nu, bet čia, tarp kitko, nukrypimas į šoną lyrinis. Tai va, tai išmečiau visus savo kremus, prisipirkus buvau brangiausių, prabangiausių, šimtais kainuojančių, žodžiu, visokių ten kremų, nes jie buvo labai gerai išreklamuoti, aišku. Tai kadangi jo, už reklamą aš irgi susimokėjau brangiai, tai tie produktai man jie patiko iš tikrųjų, bet su laiku pamatai, kad tie produktai nepatenkina tavo pačios poreikio. O poreikis apie ką yra, ar ne? Poreikis apie ką? Holistinis grožis, tai yra ne tik tai išorė, kai mes norime būti gražios, ar ne, apsirengti brandiniais drabužiais, kas nori, ar ne, arba ten prisikvėpinti, arba dar kažkokiais išoriniais žaisliukais, ar ne, pasidemonstruoti. Holistinis grožis tai yra žmogaus asmenybės ir vidaus atspindys, vat kame reikalas. Tai yra, tas pasimato ir ant odos, aišku, ar ne, kai žmogus gerai jaučiasi, kai žmogus pilnas energijos, įkvėpimo ir jis nepergyvena dėl savo kelių raukšlelių, kurios atsiranda, ar ne, kurios atsiranda, tai yra natūralu, kad jos atsiranda. Bet tas skambesys tarp vidaus ir išorės, jisai vat tą grožį ir sukuria iš tikrųjų, vat tą holistinį grožį. Aš anksčiau tokių dalykų tikrai nesupratau ir man gal ir nerūpėjo tas, bet su laiku pradeda rūpėti. Va, tai ta grožio mokykla, čia kur rodžiau aš, ar ne, kur rodžiau šitą grožio mokyklą, tai jinai yra sukurta Amerikoje, nes Young Living kompanija, tai yra tos kompanijos produktus aš naudoju ir nebereikalo naudoju, pasakysiu, kodėl naudoju. Ir ta grožio mokykla, jinai sukurta kaip edukacinė tokia keliaujanti mokykla, žodžiu, daro mokymus ir internetu. Ir ne tai, kad apie produktus, ar ne, nors apie produktus tikrai yra ką sužinoti. Ten be galo daug visokių nuostabių ingredientų, kaip azijinė centelė, pavyzdžiui, tokie pavadinimai, ar ne, neįprasti. Nešneku ten hialurono rūgštis ir taip toliau, bet viskas iš tikrųjų yra apie tai, ką mes turime gamtoje ir ką mes galime iš gamtos pasiimti, pasiskolinti su dėkingumu ar ne pasiimti ir panaudoti savo pačių grožiui ir tai vidiniai jaunystė ar ne, tai asmenybei puoselėti ir kartu odos kokybei, ar ne, nu ir sveikata, aišku, kai žmogus viduj gerai jaučiasi, tai jisai spindi, kaip sako, sveikata, ar ne, o sveikata ir yra grožis. Tai va, tai šita Beauty School, aš dalyvavau, kaip sakiau, 17 metais Vienoje. Ir čia visai nesenai, tai yra praeitais metais, dalyvavau glampingo retryte, o 25 metais, ne 6 čia reikėjo parašyti. Žodžiu, praeitais metais, birželio mėnesį, mes su kompanija merginų, kurios irgi naudoja šitus eterinius aliejus, jos nieko nežinojo apie produktus, arba kažkas truputį žinojo, bet nedaug, mes nuvažiavom susitikti pabūti toj stovykloje, žodžiu, retrytas vadinamas, ir atvažiavo ta moteris, žodžiu, grožio ekspertė atvažiavo iš Amerikos ir turėjom labai tokį, tiesiog smagų, jaukų, atvirą, nuoširdų tokį bendravimą. Turbūt, tas yra svarbiausia, kad tu gauni ne tai, kad sausą informaciją, bet tu gauni tą ryšį, ar ne, tą connectingą, tą bendrystę. Ir, šalia yra produktai, kai tu klausai ir visokie ten masažai, žodžiu, kaukės. Bet tu supranti, kad visa tai, ką tu naudoji ant savo odos, ką merginos patyrė, aš tai jau žinojau, bet ką merginos patyrė, kad visa tai, ką mes naudojam ant odos, tai yra be jokios rizikos. Vat kame reikalas. Galvoj nekyla nei vienas klausimas. O gal čia yra su kokia nors ten, gal koks nors chemikalas įdėtas. Žmonės gal nebijo chemikalų, nežinau, aš tai jų šalinuosi. Nes chemikalai ir sudaro didžiąją dalį žmogaus gyvenime problemų. Visas šalutinis poveikis, kurį mes gauname iš maisto, iš emocijų, iš žodžiu, visokiausių dalykų, ką mes imame į vidų, žodžiu, dėl visokių priežasčių ir dėl simptomatikos ir dėl profilaktikos ir visokių nesąmonių pridarom. Tai iš tikrųjų, aš kai sužinojau, kad tai yra viskas, tai viskas yra be šalutinio poveikio, tai yra natūralu, augaliniai, plus būna įdėta mineralų, plus eterinių aliejų, plus įvairūs ekstraktai, tai yra wow, aš išsižiojau.
Ir pagalvojau, kaip man faina, kaip gera naudoti tai, kas yra ramu, kad tu esi ramus, kai tu naudoji. Jau ne tik, kad tu jautiesi žvalesnis, labiau, kaip pasakyti, viena moteris labai įdomi manęs paklausė, žodžiu, dabar, žodžiu, būnant išvykoje Europoje, dariau, reiškia, edukaciją. Viena moteris paklausė, kiek man metų, aš pasakiau, kiek man metų. Ir jinai sako, tai pasižiūrėjo mane labai rimtų veidų ir pasakė, bet negali būti, o ką jūs naudojate? Aš sakau, aš naudoju, 12 metų, ne 12, nes kol aš sužinojau, praėjo 3 metai. Tai, sakykime, 9 metus aš naudoju, tai, ką naudoju, būtent šiandien aš jums noriu parodyti. Ir man tai yra didžiausia laimė, kad aš galiu būti dėl to rami. Ne tik tai, kad odą pamaitinu, ar ne, išlaikau drėgmę, kad viduje jaučiuosi jaunatviška, kaip man būtų 35, nors man jau seniai nebe 35, bet aš realiai jaučiuosi kaip 35. Ir tai tikrai prisideda prie to šitos priemonės, kurias aš naudoju. Tai va, o kodėl, pasižiūrėkim. Tai va, čia tiesiog norėjau pailiustruoti, kad tai yra veiksmai, kelionės, kuriuose mes susipažįstam irgi su grožiu visokiausiom įdomiom, žodžiu, įdomiais ritualais, ką galima daryti. Nes ir esmė yra ritualai, ar ne? Taip kaip mes gyvename, kasdienoje, nebėgti, skubėti, bilę ką užsitepti. Aš prisiminiau, kai mačiau dabar, Jėzus, prisiminiau. Noriu pasakyti jums bairį, nenufotkinau tiesą. Žodžiu, važiavau šitam Romoje Trūliku. Ir sėdžiu prie lango, žodžiu, važiuoju, pusę valandos reikia važiuoti, žodžiu, sėdžiu, žiūriu pro langą. Ir matau, važiuoja moteris lengvąja mašina ir jinai veidą tepasi kremu, žodžiu, veidą tepasi. O, Dieve, tu mano, aš sėdžiu ir galvoju, Dieve, ką tos moteris daro? Tai jos neturi laiko savo, jos neturi kada padaryti ritualo, pasidžiaugti, jos bėga, dirba, veža, tempia, stengiasi, dėl visų stengiasi. Palaukit, moteris, o kur mes, moteris, kur esu aš? Nes aš esu ašis, kiekviena moteris yra ašis šeimoje. Tai jeigu ta ašis bus tokia paliegusi galiausiai, nes nuo to bėgimo vis tiek anksčiau ir vėliau žmogus paliegia, ar ne, kaip visais kitais rūpinasi. Ir emociškai, ir fiziškai, ir visom kuom, žodžiu. Ir pradeda ir plaukais linkti, ir svoris augti, ir vienu žodžiu, visos problemos prasideda pas moteris. Už tai, kad nesirūpina savimi, už tai, kad nedaro ritualų. O veido ritualas, plaukų ritualas, tai vieni tokių gražiausių. Nes tugi žiūri į save, į veidrodį, tai tu arba savo patinki, arba nepatinki, ar ne? O kai nepatinki, tada prasideda problemos emocinės, problemos socialiniam bendravime, žodžiu, ir taip, ir toliau, žodžiu. Taip, kad vienas esminis dalykas, ką noriu pabrėžti, kad svarbu yra ne tik rezultatas, kai mes kažką naudojame, bet svarbu pats pojūtis, ar ne? Mes atliekame ritualą ir svarbu, kaip aš jaučiuosi naudodama tas priemonės. Tai va, man buvo svarbu, kad aš jausčiausi saugi, kad man tai būtų patikima, ar ne? Kad aš pasitikėčiau kompaniją, aš važiavau į tuos ūkius, aš mačiau, kaip augina. Ne tik tai, kad girdžiu, ar ne, kažkur tai ten visokie ten video įrašai, kurių anksčiau net nebuvo, bet dabar jau žmonės iš ūkių dalinasi ir aš ten buvau. Aš buvau Amerikoje, aš buvau Kroatijoje, aš buvau Ekvadore, aš buvau Prancūzijoje. Ta prasme, aš apkeliavau, ne visus ūkius, nes tų ūkių yra virš 20, tai ne visus ūkius aš apkeliavau, bet tikrai pamačiau tuos esminius ūkius, kurie nuo pat pradžių prieš 35 metus buvo įkurti. Vat kame reikalas. Ir aš pabuvau tuose ūkiuose, aš pamačiau, kokie žmonės ten dirba. Tai yra nenusakomas gėris. Tai yra, tikrai tokius žmonės surasti, tai matyti irgi buvo iššūkis kompanijai. Tai va, taip kad ne tik produktas, kuris yra, nežinau, kažkaip sukūriamas ir padaroma reklama, ar ne. Produktas turi būti gyvas ir turi būti be šalutinio poveikio. Ir tu turi pasitikėti tuo, ką tu naudoji. Tu turi gerai jaustis, tu turi žinoti, kad tai yra tik į sveikatą tavo. Grožiui, o grožis tai yra kartu ir sveikata, ar ne? Tai va. Taip, tai dabar mane juda. Čia apie aukas grožių ilgai nepasakosiu, čia nežinau, ar jūs darote tokias procedūras, darote, bandėte, žodžiu, iš tikrųjų tai yra aukojimasis, vardan grožio aukojimasis, nežinau. Gal ir įdomu išbandyti gyvatės ant veido užsidėti, arba bitės, pavyzdžiui. Bet kažkaip tai netraukia, manau, kad yra kitų priemonių. O šita jau visiška kraštutinė priemonė, botoksas.
Bet irgi nieko net kalbinėjau, niekam nieko nesakau. Moteris daro kaip nori. Bet reikia suprasti, kokią jisai žalą daro mūsų suvokimui, savivokai, saviugdai, savistabai. Žodžiu, tai yra nebeatstatomas poveikis, tiesiog nebeatstatomas, tai yra rizikinga. Bet čia aš manau, kad pasiskaityti visada galima. Ir kita vertus, kam naudoti tokias drastiškas priemonės iš tikrųjų, kai galima, truputėlį pasidomėti apie holistinį grožį ir pradėti kažką keisti savo suvokime, ar ne? Kita vertus yra kosmetika, kuri atstato, kuri pataiso, kuri pakelia, kuri sutvirtina, duoda drėgmės, ar ne? Ir net yra augalinės kilmės kamieninės ląstelės. Aš niekada apie tai nežinojau, aišku, man gal nelabai rūpėjo tos kamieninės ląstelės, bet pasirodo, viską galima išgauti iš augalų, tik reikia žinoti, kur, ką ir kaip. Tai vat kompanija, kuri šitus aukščiausios klasės eterinius aliejus mums sukuria, ar ne, tai jinai mums sukūrė ir kompaniją. Už tos kompanijos stovi šiaip jau viena šeima, tik viena šeima, kurią galima pačiupinėti, pamatyti, su jais pakalbėti, atvažiavus į konvencijas, Europos konvencijas, galima į Amerikos konvenciją važiuoti. Ir beje, šį rudenį bus Budapešte šita konvencija, irgi mes važiuojam su kompanija, atvažiuokit, prisijunkit, susipažinsim, dalyvausim, paskui dalyvausim kažkur tai dar, žodžiu. Tai yra fantastiškas gyvenimo būdas, kuris tiesiog jisai yra. Aš nežinau, man kartais norisi papasakoti, parodyti ir galbūt net taip užvesti ant to kelio ir suprasti, kad viskas yra įmanoma. Ir grožis, ir gyvenimo būdas, ir sėkmė, ir laisvė gyventi taip, kaip tu nori, laisvė būti savimi ir gyventi taip, kaip tu nori, turėti išteklių gyventi taip, kaip tu nori, jausti saugiai. Vat čia yra pasiekimas. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad šitos priemonės irgi prie to prisidėjo. Manau, kad didžiąja dalim prisidėjo, nes juose yra eterinių aliejų. Tai va. O šiaip visa tai yra saugu ir patikima. Ir štai tokie unikalūs ingredientai, kas čia yra surašyta, viskas yra augaliniai. Viskas yra augaliniai. Vieną dalyką, kurių noriu labai labai pabrėžti, kad augaliniai ingredientai, kurių yra organinės formulės arba pavadinimai, turi lotynišką pavadinimą, ar ne? Arba tokį metilsulfonilmetanas, ar ne? Kai paskaitai, tai atrodo, o Jėzus Marija, bėgčiau į 4 pusės nuo tokio kremo, pavyzdžiui, ar ne? Bet pasirodo, galima jį pagaminti iš gočių sėklų, bet galima jį pagaminti ir laboratorijoje, ar ne? Iš visokių susintetintų ten visokių dalykėlių, ar ne? Kaip sintetina daug dalykų, vitaminų sintetina, jie nėra natūralūs, ten iš visokiausių ten padaro dalykų, ar ne? Žodžiu, chemija vadinsiu. Ne organinė chemija, bet sintetinė chemija. Sintetinė chemija, paprasčiausiai kalbant. Tai jinai gali būti organinė, gali būti sintetinė, bet žinokite, kad pavadinimas yra tas pats. Dėl to sužinoti, ar tai yra organinė, ar tai yra sintetinė formulė, yra labai sudėtinga. Ir niekas tokių dalykų turbūt net ir nepasakos, nes visigi slepia savo, kaip sakyt, nenori pasakoti to, kas gali pakenkti jų pardavimams. Tai kai nuvažiavau į kompanijos šitos Young Livingo, nuvažiavau ūkius ir pamačiau pati ir išgirdau, pamačiau, panaudojau ir supratau, kad vau, kodėl aš 12 metų nevaikštau į jokias poliklinikas? Kodėl aš ten nevaikštau? Dėl to, kad man nereikia ten vaikščioti. nors su mano metais, tai, kaip sakyt, gaunu skambučių nuolatos iš poliklinikos, ateikit tikrintis. Sakau, man nereikia. Tiesiog man nereikia. Aš puikiausiai jaučiuosi. Gyvybinga, ta prasme. Viskas pas mane tvarkoja. Ir galvoju, ir kūne, ir visame kame, ir gyvenime, ta prasme. Tai ačiū Dievui, kad šitie instrumentai man padėjo susigrąžinti, nes tai, kas buvo su manim prieš 15 metų, tai yra košmaras, kaip aš gyvenau. Vat kaip ta moteris, kur važiavo mašinoje ir tepėsi kremų, žodžiu, sustojo ant šviesoforo ir tepėsi kremų savo veidą. O, Dieve, tu mano. Jo, neturėti laiko savo, tai yra bėda. Bet čia viskas susiję irgi su mūsų supratimu, suvokimu, ar ne?
o tą suvokimą galima susigrąžinti. Taigi, šiandien noriu pakalbėti apie dvi linijas. Janklivingas gamina dvi linijas kremų. Ne, 3 gamina, bet aš apie kitą nekalbėsiu, dabar apie 2 pakalbėsiu. Tai yra ART, tai yra tai, ką aš naudoju, ir Bliuma. Tai va, tai ART. Pirmiausiai gal dar noriu pasakyti apie veido odą, ar ne? Kodėl ta veido oda, kodėl aš čia vis apie ją tik kalbu? Nes oda, šiaip žmogaus oda, ar ne, yra didžiausias organas, ne kas nors, o organas. Mes žinom, kas yra organas, tai susijęs su mūsų imuninė sveikata, ar ne? O oda veido yra gyvybiškai irgi svarbus organas. Ir pirmasis mūsų skydas, kuris atlieka apsauginės, jutiminės ir termoreguliacinės funkcijas. Vat kame reikalas. Ir jinai tiesiogiai lemia, veido oda, tiesiogiai lemia žmogaus fizinę sveikatą. Nes jos išvaizda, jos sveikata, jos išvaizda ar neturi tiesioginį poveikį psichologiniai, savijautai ir socialiniam gyvenimui. Tai yra labai paprasta, ar ne? Iš vienos pusės tai oda mus apsaugo nuo ko? Nuo ultravioletinių spindulių, ar ne? Saugo nuo patogenų, nuo bakterijų, oda. Ir veido oda tame tarpe. Tai, aš kalbu apie veido odą, ar ne? Ir kartu tai yra organų veidrodis. Organų, kurie yra žmogaus kūne, ar ne? Tai yra organų veidrodis. Kai su oda kažkas atsitinka, tai signalizuoja apie vidaus organų veiklą, apie hormonų pusiausvyrą, apie netinkamą gyvenimo būdą, žodžiu, ir taip toliau, ar ne? Tai vat, kas yra žmogaus veido oda. Kartu tai yra jutimo organas, nes yra milijonai nervinių galūnėlių, kurios reaguoja į temperatūrą, į skausmą ir taip mums padeda apsisaugoti nuo pavojaus. O kitas yra dalykas, kita tokia kategorija odos, kokia yra funkcija, tai yra psichologinė savijauta, vat kame reikalas. Tai yra pasitikėjimas savimi, vat kaip aš sakiau, ar ne? Tepiesi, esi ramus, kad gerą daiktą tepiesi ant veido, ar ne? Ir tu jautiesi kitaip, nes tu matai, kaip tai veikia tavo oda ir kai tu savo pats patinki, kaip sakyti, kai tu neturi problemų, ar ne, kurios reiškiasi ant odos, nes jos yra tiesiogiai susijusios su stresu ir gali kelti nerimą ir mažinti savivertę. Tai vat šitas dalykas išgaruoja ir tu tada kitaip gali komunikuoti aplinkoje, ar ne, aplinkoje, kur tu gyveni arba kur tu reiškiesi. Tai yra irgi matyti labai svarbu. O streso atspindys tai yra stresas labai matosi ant veido, nes įsitempia veido raumenį, žodžiu, ir tai tiesiog atsispindi veide, persikreipia veidas ir žodžiu, taip toliau. O socialinis bendravimas, kaip ir sakiau, tai yra veidas. Tai yra pagrindinė komunikacijos priemonė, mūsų veidas, žmogaus veidas, ar ne? Dar yra veidoskaita, bet čia jau kitas dalykas, ar ne? Bet veidas apie tai, ką mūsų sako mūsų oda, tai yra mūsų veidrodis, ar ne? Tai va, tai apie ART. Pirmiausia, apie ART pasakysiu. Aš ART naudoju. Štai parodysiu. Vat, aš parodysiu ART. Va, aš naudoju šitas priemones. Štai parodysiu. Taip. Čia yra ART lengvas drėkintojas. Lengvai drėkinantis, nes giliai drėkinantį pirkausi iš Amerikos. Europoje mes kartais turim, bet retai. Tada yra serumas ART ir tada yra prausiklis ir tada dar netidariau, ką tik atsivežiau. Ir čia yra tokiuose dėžutėse gražiuose. Ir čia yra toneris. Tai va. Tai žinot, kaip tas darosi. Su vienu nusiprausiam, su kitu dar nusivalom, užtvirtinam, tada imame serumą, beje, serumo reikia labai nedaug, tai yra tik vienas lašelis, praktiškai visai odai jo užtenka, be galo skalsus ir oda pasidaro lyg šilkinė. Kas man labiausiai patinka, kad oda pasidaro lyg šilku padengta. Labai miela liestis, toks švelnus toksai kaip, nežinau, šilkas, žinot, kas yra šilkas, ką čia aiškinti. Ir paskui užsitepu tą drėkintuvą, drėkiklį, ar ne, veido drėkiklį. Kartais dar mėgstu paskui ant viršaus paimti, į delną prisilašinu arba frankincenso, nors čia jau ir taip yra eterinėliai, bet aš mėgstu dar pastiprinti. Arba Aromalife. Va, su šituo Aromalife aš mokinu moteris aromaliftingo, savimasažo. Bet čia kita tema.
Aš įdėsiu po šitų video, aš įdėsiu nuorodas, ten yra daugiau biški ir apie Roma liftingą, ir apie Bloom kosmetiką daugiau, ten yra po valandą laiko paskaitos. Va, bet dabar tema yra kita, apskritai ką rinktis ir kodėl aš šiandien čia kalbu būtent apie ART ir Bloomą. Tai va, čia jau viską perskaitėt, aš taip supratau. Manau, kad viską perskaitėt. Turbūt, ką šitoj vietoj dar norėčiau pasakyti apie ART. Jisai yra skirtas, šitas kremas brandesniai odai, brandesniai ir tokiam prabangiam ritualui. Na, suprantat, kas yra prabangus ritualas turbūt, ar ne? Tai nereiškia, kad jie brangus, bet tai reiškia, kad prabangus ritualas, kai tu žinai, ką tu dediesi ant odos, ar ne? Pažiūrėkit, kokie yra ingredientai. Ir santalai, ir hamamelių vanduo, ir pirmėtė frankincensas, su frankincensu Kleopatra grožio procedūras darė, ar ne? Ir kas čia yra, dar palaukite, aš to jums pasakysiu. Va, provitaminas B5, ir yra kapuakų dar sviestas dedamas, kapuakų sviestas, kuris drėkina, minkština ir jaunina odą. Tai yra tropinis sviestas iš sėklų, iš tropikų miškų, iš Amazonės miškų, būtent iš sėklų. Ir jis yra labiau vertinamas negu taukmedžių sviestas, nes geriau išlaiko drėgmę odoje. O to reikia visom moterim, išlaikyti drėgmę odoje, taip, kad oda būtų elastinga, jaunatviška. Opuncijų ekstraktas, va irgi yra vienas iš tokių ingredientų, opuncijų ekstraktas. Aš pirmą rodžiau ingredientus, ar ne, bet ten buvo įrašyta opuncijų ekstraktas. Tai yra dygliuotoji kriaušė. Ir būtent dygliuotoji kriaušė yra kaip antioksidantas ir kartu drėkiklis. Ir dėl gausaus polisacharidų ir polifenolio kiekių jisai intensyviai drėkina veido odą ir saugo ją nuo ko? Nuo laisvųjų radikalų ir nuo senėjimo, aišku. Žinoma, eterinė aliejai atlieka savo misiją, labai rimtą misiją. Bet ką man iš tikrųjų primena ART, tai man primena jinai jaunėjimą. Aš sakau, su kiekvienais metais man rodos, kad aš jaunyn, va toks jausmas vidinis yra. Nuo kartu tai yra ir santykis su savimi, žinoma. Santykis su savimi. Ir tada kažkada atėjo toks laikas, kai ne kaip ta moteris, kur mašinoje ten tepasi odą, ar ne, daro savo ritualą. Čia ne ritualas yra, čia yra kažkoks, nežinau, kaip čia pavadinti. Bet ritualas, kai tu sustoji, kai tu skiri tam laiko, kai tu sąmoningai žiūrėdama į veidrodį, tepi savo odą, tu ją maitini, su ją pasikalbi, padėkoji jai. Tai yra ritualas, prabangus ritualas. Tai va, pamenat, pačioj pradžioj sakiau, svarbu net ne rezultatas, o svarbu procesas, kurį tu išjauti, ar ne, kalbėdamas su savo ląstelėmis, naudodamas gerą kosmetiką, geras priemonės. Kai naudoji šitas priemonės, paskui, žinot, nebereikia jau ten daug tų visokiausių, užglaistančių visokiausių priemonių. Ten tą paglaistyti reikia, ten tą pasipudruoti reikia, ten dar tą nuimti reikia, žodžiu. Kai naudoji tokią kosmetiką, tai labai sutaupai sveikatos ir pinigų visom kitom dekoratyvinės kosmetikos, žodžiu, priemonėm. Tai va, tai čia yra apie ART ir čia yra Bloomas. Apie Bloomą gal čia tiek daug neparašyta yra ir nereikia, kad būtų parašyta. Aš tik noriu, kad jūs pamatytumėt, Bloomo kolekcija yra išpildyta dar ir su Bloomo kolagenu. Va čia yra dėžutė, kur yra 10 buteliukų, tai yra kolagenas, irgi natūralus, viskas čia yra natūralu. Tai va, čia yra Bloome, yra patentuoti eteriniai aliejai ir augalinių komponentų derinys, skirtas išlaikyti tolygią odą, švytėjimą. Kai kas naudoja dėl to, kad balintų odą nuo pigmentinių dėmių, žodžiu. Arba po saulės, reiškia, kažkokių vonių būna, kad atsiranda dėmelė, žodžiu, ant veido, tai vat naudoja Bloomą. Bet nebūtinai, ta prasme. Jame yra vetiverija, mėlynasis kiparisas, odos komfortui. Davana, karališkasis Havajų sandalmedis yra. Nu, čia jau apie prabangą kalbu, ar ne? Bet jis yra viduj.
tuose kremuose. Jazminas, morkų sėklos, pelargonija, frankincencas, gvazdikėlis, šaltmetė. Aš nesakau, kad visuose jie yra kažkur daugiau, kažkur mažiau, kažkur vieni, kažkur kiti, bet bendroji sumoji jie duoda tą efektą. Bendroji sumoji tai reiškia, kad jeigu perkate, norite savo kremo, tai būtinai turėkite ploviklį ir būtinai turėkite toniką. Būtinai, šitus 3. Čia tai yra ne tonikas, čia yra, kaip jis vadinasi, aš pasakysiu, aš pasakysiu, čia yra, taip, pas mane jau čia pasibaigęs, čia dukra mano naudoja, taip, čia yra cleans, čia yra esencija, čia yra cleanser ir yra dar losjonas, tai losjoną jau pabaigėm, tai nebeturiu, žodžiu. Tai šitus 3 reikėtų tada savo turėti tam, kad būtų visas kompleksas odos priežiūrai. Tikrai neverta maišyti, vieną iš ten kažkokį ten pigesnį, kokį ten nusipirksiu, nežinau, už 5 eurus, ta prasme. Ne, geriau mažiau, bet kokybiškai. Aš tą visada akcentuoju. Geriau mažiau, bet kokybiškai, ar ne? Tam, kad būtų ir tas pojūtis, ir kad būtų efektas. Tai va. Tai dar kartą sakau, bliumas yra ne apie baltesnę odą. Bliumas yra apie odos švytėjimą ir gyvumo pojūtį odoje. Suprantat, ką sakau, ar ne? Tai va, judam toliau turbūt, ar ne? Judam toliau. Taigi, kodėl eteriniai aliejai, ar ne, naudojami kremuose? Kremuose ir kitose priemonėse, ir ploviklyje, ir losjone, ir, žodžiu, visose priemonėse naudojami eteriniai. Ir serume jaunystės, reiškia, irgi. Už tai, kad eterinių aliejų molekulė yra labai maža ir jinai įsiskverbia į labai gilius poodinius sluoksnius ir nuneša tenai tą informaciją iš tų augalų ingredientų. Viską, ką reikia, būtent tam, kad oda būtų palaikyta, atstatyta, pamaitinta, sudrėkinta, žodžiu, ir apsaugota. Tai va, tai būtent eteriniai aliejai tą daro. Ir dar vienas dalykas, eteriniai aliejai veikia iš vidaus. Tai reiškia, jie veikia mūsų odos poodinį tą gilųjį sluoksnį, ar ne? Bet kartu turi savo tam tikrą galią ir veikia iš vidaus. Paprastai sakysiu, veikia iš vidaus, o kaip iš vidaus, yra daugiau pas mane paskaitų, galit paklausyti. Tai va, ką veidui daugiausiai naudojam daugiausiai veidui, aišku, frankincensą, lavandą, kopaibą, ką mes dar naudojam, arbatmedį. Tokie pagrindiniai yra, bet yra ir morkų sėklos, ir pelargonija, ir taip toliau. Yra ir kiti, aišku, turim ir nuostabių mišinių. Čia tikslas mano nepasakoti turbūt apie visus produktus, aš noriu pasakyti apie tai, kaip mes galime jaustis prižiūrėdami savo odą. Apie tai turbūt, ar ne? Ir dar vienas akcentas, kurį pasakysiu pabaigoje, turbūt esminis akcentas, dėl ko šiandieną nutariau padaryti šitą video. Nes, supratau, kad reikia tą padaryti. O čia rodau eterinių aliejų, kaip sakyti, procedūrą, kodėl turi aukščiausią kokybę, ar ne? Kompanija, kaip sakiau, Young Livingas, jinai yra valdoma vienos šeimos, turi 6 milijonus sekėjų, vartotojų, kai kas iš jų yra ambasadoriai, kaip aš, edukatoriai, žodžiu, prijungia prie savo, kaip sakyt, kažkokių tai duotybių ir tada edukuoja, rodo, praktiškai naudoja ir savo patirtis dalina ir žinias, žodžiu, tobulina ir taip toliau, ir taip toliau. Labai daug yra ir masažo, daug, ką galima padaryti, reiškia, su Young Livingo produktais. Ne tik tai grožį, bet mes ir aš ir masažo mokau, žodžiu, ir veido masažą, ir kūno masažą, vienu žodžiu, kurie yra saugus ir tikrai labai naudingi. Bet čia, kodėl eteriniai aliejai šitie yra aukščiausios klasės, iš tikrųjų vienintelė kompanija pasaulyje, kuri sukūrė nuo sėklos iki lašelio ir kamštelio, iki užsukimo, žodžiu, visą standartą. Tai standartizuota yra visa šitas procesas standartizuotas. Tai niekas tokių procesų neturi. Kažkas bando sakyti, kad taigi čia kaip biologinis ūkis. Ne, biologinis ūkis tai dar nieko nepasako, nes dabar biologiniai ūkiai ir visokių ten dalykų yra.
Tai kai yra viskas vienose rankose ir yra standartas sukurtas, va čia yra esmė, kad visi laikosi to standarto. Kodėl yra standartizuojami ten visokie gamybos procesai ir taip toliau. Tam, kad pagal vieną standartą būtų kokybiškai atliktas procesas ir gautųsi kokybiškas produktas, ar ne, kam standartai yra kuriami. Ir čia jie sukūrė Gary Youngas, būtent Mary Young vyras ir tėvas 2 vaikų, žodžiu, jisai sukūrė prieš 35 metus šitą standartą. Ir kas dar labai įdomu, kad prie to standarto ir kaip naudoti eterinius aliejus, jisai dar ir parašė mums enciklopediją štai tokią, paliko. Jo dabar nebėra gyvųjų tarpiais, ne su mumis. Jisai gyvena kiekvienam laše su mumis, žodžiu. Bet jisai mums paliko štai tokią enciklopediją. Fantastiškas dalykas, kur viskas parašyta apie ką ir kaip, ką naudoti ir kada naudoti, ir visokie receptai, ir grožio, ir negrožio, žodžiu, visokiausių dalykų yra. Tai va, tai šitas standartas yra, ką jisai sukūrė iš tikrųjų, tai yra misija neįmanoma. Jisai atidavė tam savo gyvenimą, kad mes turėtume aukščiausios klasės eterinius aliejus ir aišku produktus paskui su tais eteriniais aliejais, nes toks buvo poreikis iš žmonių, kurie naudojo, kurie pradėjo naudoti ir pamatė, kad yra poreikis tam, anam, žodžiu, ir dantų pastom, ir grožio priemonėm, ir kitiem dalykam. Tai va, apie ką yra standartas? Standartas šitas yra apie sėklų atranką, apie tai, kad auga natūralioj augimvietėj, neskatinant, o natūralioj augimvietėj turi augti, turi augalas gauti savo imuninę sistemą tokią, kokia jam priklauso. Kada jisai yra stiprus, tada yra distiliuojamas jo eterinis aliejus. Šaknų, iš lapų, iš žiedų, iš, žodžiu, žievės ir taip toliau, ir taip toliau. Čia kita tema. Distiliavimas, laboratoriniai tyrimai atliekami ir nepriklausomam institutė, žodžiu. Ir kodėl reikalingi jie, ar ne, irgi labai yra svarbu. Ne tik, kad nebūtų toksinių medžiagų, bet dar yra dėl kitų priežasčių daromi laboratoriniai tyrimai. Ir jeigu netitinka standarto, kiek ko turi būti, kaip čia yra parašyta procentais, tas eterinis aliejus nepatenka pas mums nusipirkti. Nebegauname mes jo galimybės nusipirkti. Tai va, taip yra griežtai viskas laikomasi. Ir aišku, išpilstymas. Viskas vienose rankose. Visą tai galima pasižiūrėti nuvažiavus į Kroatiją, nuvažiavus į bet kokį kitą ūkį, pamatyti, kaip tas vyksta procesas. Kas norite, važiuokime į Kroatiją. Šių metų jau viskas pasibaigė. Dabar tiksliau vyksta birželio mėnesį. Bet kitais metais, birželio mėnesį, jeigu norit važiuoti, prašom, duokit žinot, važiuosim. Arba nurodysiu, kur kaip ką. Kur, žodžiu, kaip tą dalyvio bilietą nusipirkti. Ir į Lavandas irgi lygiai taip pačiai važiuoti kviečiama, ir į Ameriką, ir į kitus ūkius, žodžiu, čia tik noro reikalas. Bet tai yra gana svarbu, tiksliau labai svarbu, be šito nebūtų tokių produktų, kuriais galima pasitikėti. Kaip eteriniais aliejais galima pasitikėti, taip galima ir pasitikėti produktais. Tai va. Na, čia dar kelios kaukės tokios dėl žaismingumo mano šito kalbėjimo, žodžiu. Dabar, kai braškių tiek daug pas mus yra darže, jau pas mane prinokusios braškės, tikrai galima pasidaryti tokias va gražias kaukės. Ir šokolado, kas labai myli šokoladą, tą kvapą, aromatą, tų tikrų reiškia kakavos šitų pupelių. Tai beje, Young Livingas turi ūkį Ekvadore, ten aš irgi buvau, ten jie augina ir kakavą. Ir yra klinika, Nova Vita vadinasi, kur galima nuvažiuoti, pasidaryti savo procedūras ir kitus dalykus. Netgi aš su lašelinė leidausi savo ir vitaminus, ir žodžiu, ir šitus nuostabius gyvasties lašiukus. Tai va, viską galima pasidaryti. Nova Vita. Žodžiu. Ir kartu yra grožio procedūros. Galima į lang vonioj gulėti, dar nepagulėjau tiesą, bet jau manau, kad važiuosiu pagulėti. Galima mokintis visokių kitokių dalykų, kaip raindrop masažą ir kitokių procedūrų, žodžiu. Tai va, ten yra ir edukacinis kartu centras, ir kartu gydymo centras. Ten dirba gydytojai. Tai va. Tai va, rodau, kokias knygas galima naudoti, turėti dėl savęs. Tai va, ir investicija į save. Tiesiog investuokite į save, tai apsimoka. Ir naujo santykio su savim kartais geriau, ar ne? O kartais ne odai reikia naujo produkto.
čia tokį parašiau, tokią mintį, man labai surezonavo šiandieną. Kartais mums reikia naujo santykio su savimi. Tai va, tas naujas santykis su savimi yra apie tai, kaip mes galime savo gyvenimo būdę, į savo gyvenimo būdą prijungti ritualus su šitais štai produktais. Šitais produktais, va ir Bliumo dar kelis pastatysiu. Ir kodėl, va dabar pasakysiu, aš apie tai nusprendžiau šiandien pakalbėti, nes pas mane yra paskaita ir apie savimasažą, ir apie Bliumą, ir apie grožio, žodžiu, ten visokius, pas mane daug yra paskaitų YouTube, atvirų, visiems prieinamų, nemokamai, bet aš nutariau pakalbėti už tai, kad dar šį mėnesį, būtent birželio mėnesį, kompanija daro akciją. Va prieš porą dienų paskelbė, kad yra tokia akcija. Ir šitom priemonėm, va šitom, išskyrus va šitą serumą, šitom priemonėm, nu ir neterinėm alėjom, šitom priemonėm visom, tai ką matėte mano skaidrėse, joms yra duodama 50% nuolaida. Tai yra neįmanomai daug, ta prasme, tokių nuolaidų nėra. Taip kad moteris, dalinkitės, persiuskite savo draugėms, tegu mato, tegu prisijungia, tegu, jeigu turi savo paskyrą, žodžiu, prieimą prie parduotuvės elektroninės, tegu perkasi, tegu žino, kad galima dabar iš tikrųjų štai su tokia nuolaida nusipirkti, o aš įdėsiu į komentarus YouTube, įdėsiu nuorodą, kur galima iš tikrųjų susikurti savo paskyrą ir per tą paskyrą galima tada nusipirkti su 50% nuolaida. Tiesiog nebijokite, klauskite manęs, Erika Gintalienė, rašykite, padėsiu, dar yra likę 2 savaitės, žodžiu, nepraleiskit progos, produktų yra tiek, kiek yra, tai nereiškia, kad jų bus iki galo mėnesio, reikia paskubėti ir pasidaryti savo dovaną, nes tai yra neįmanoma dovana. Tai va, tai ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot kartu ir iki greito ir gražios vasaros. Iki.